Sveiki, aš Inga, dirbu su tarptautiniais reikalais ir lėšų pritraukimu Iltei. Koks jausmas pradėti viską nuo nulio? Iš tiesų, pradėti viską nuo nulio, tai iš esmės tu neturi nieko. Tu nežinai, ką daryti, nežinai, kaip daryti, bet turi didžiausią švarų stalą ir gali fantazuoti, gali daryti, ką nori. Svarbiausia pradėti, svarbiausia išdrįsti, svarbiausia tą kažką tai norėti padaryti ir turėti degančias akis, turėti norą ir tikėti tiesą svarbu tuo, ką tu darai. Kurioje vietoje dabar yra Iltė, jei vertintume nuo 0 iki mėnulio? Na, pagal tai, kiek visko vyksta, sakyčiau, visada mėnulyje. Nes yra padaryta labai daug. Nuveikta tikrai daug, padaryta labai didelė įtaka finansų rinkai Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje. Mes galime daryti įtaką Europos Sąjungai. Mes sakome, o kaip Europa judės į priekį? Artimiausius 10 metų, pavyzdžiui. Net dabar tą darau. Tai aš sakyčiau, mes esam tikrai arčiau mėnulio. Dar gal jo nepasiekėm, nes tikrai dar turim kur eiti, bet netoli. Ir einam link jo. O koks jausmas pritraukti 1 milijardą finansavimą? Iš tiesų kilo idėja turėti tikrai didelės vertės produktą. Pasitarėm tarpusavėje, sakom, imam milijardą. Reikėjo su Europos komisija, su ja susitarti, iš jos gauti pritarimą, kad jinai duotų tas lėšas. Tai Europos komisija dėrybų metu sako, palaukit, jūs neturit nei vienas, neturit tokio dydžio priemonės ir niekada neturėjot ir niekada neskolinot tokio dydžio paskolų. Na ir kas? Mes daug ko nedarėm per tuos daugybę metų. Bet mes galim ir padarysim. Ir mumis patikėjo.